Sveiki bičiuliai, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandieną labai įdomus vaizdo įrašas laukia mūsų. Šiandieną gaminsime čenakus Grand Fu uode. Pirmiausiai sutvarkysime mėsą, jautieną, supjaustome vieno kąsnio gabaliukais. Jeigu pasitaiko kur kokia gyslelė, kremslelė ar riebesnis mėsos gabaliukas, galit išpjauti ir juos nenaudoti. Ruošiame mėsą. Išduosiu paslaptį, mėsa labai kokybiškai atrinkta. Mėsą mes perkame dabar pastaruoju metu iš kinderio-limuzinai.lt. Dėkui Dariui, dėkui visai komandai, kuri ruošia nuostabią mėsą. Tiksliau nuostabią jautieną. Toliau pjaustom svogūnus ketvirčiais. Mes naudosime 3 svogūnus didelius, vidutinius, atsiprašau. Pjaustome grybus. Grybų šiaip į čenakus nieks nenaudoja, nededa, o mes paimsim ir panaudosim. Manau, kad tikrai skonio nesugadinsim. Tuo labiau, kad miško grybai suteiks papildomą mums skonio. Toliau pjaustome pomidorus. Pomidorai yra naminiai. Jeigu neturite pomidorų, galite naudoti konservuotus pomidorus savo sultyse. Pomidorus pjaustom pakankamai stambiais gabalais. Prieš tai mes pomidorus apiplikėm karštų vandeniu, o paskui įdėjome šaltą ir labai gražiai nusiema odelę. Sutraiškom ir sukapuojam česnaką. Česnako gali dėti pagal savo skonį. Pjaustome spalvotasias paprikas. Turbūt reikia sakyti saldžiasias spalvotas paprikas. Pjaustome nedideliais gabaliukais. Pjaustome bulves šviežias pakankamai stambiais gabalais. Supjaustysim bulves ir turbūt susitiksime jau terasoje prie griliaus. Na, o visų noriu paprašyti, nepamirškite paspausti laiko, parašykite komentarą, pasidalinkite šito vaizdo įrašu su draugais. Jums tai nieko nekainuoja, o mums tai padeda kanalo vystymuisi. Atėjome į terasą, įkaitinom puodą, šaukštą aliejaus įpylėm, dabar dedam šaukštą sviesto. Palaukim, kol ištirps. Dedame mėsą į puodą. Galima gaminti kazane, tą patį manau, arba moliniuose indeliuose, bet mes pamėginsim šiandien Grand Fu puodę. Prabėgo kelios minutės, truputėlį pamaišysime. Išimam jautieną, trauškinsime daržovės. Vėl šaukštas aliejaus, truputį sviesto, to ištirps ir troškinsime daržovės. Dedame miško grybus. Kvapas turi po terasą ir kiemai pasiskleisti toks, kad net kaimynai pavydės. Toliau į puodą keliauja svogūnai. Svogūnus truputėlį apkepinsim, bet ne pilnai, kad truputėlį suminkštėtų. Viskas, svogūnai apkepti, tęsime procesą.
Grąžinam į puodą atgal jautieną. Į puodą keliauja saldžiusios paprikos. Toliau eina česnakai. Pomidorai naminiai, be odelės. Toliau bulvės. Suberiam. Trupučiuką viską pamaišom. Prieskoniai, chmelė sumelė, kokozietiški. Toliau džiovinta adžika, įdomus prieskonis iš Gruzijos. Druska, rūkyta aitrioji malta paprika. Saldžioji malta paprika. Gardiname šafranu, o gal šafranu. Ir, kad nebūtų rūgšties nuo pomidorų, įdėsime cukraus. Viską gerai pamaišom. Gaminimo metu, jeigu kažko trūksta, kokio prieskonio, visuomet galite dadėti. Uždengsime dangčiu, apsišarvuosime kantrybę, lauksime, kol mėsa mūsų bus pilnai išvirusi. Vos nepamiršom vieno ingrediento – pipirų. Pipirai tikrai skonio nepagadins, 4 rūšių pipirai. Kelis lauro lapelius įmesim ir pamaišysim. Ir tada jau tikrai apsišarvuosim kantrybę ir lauksim, kol viskas mums pavyks iki galo. Lauke lyjo, bet mum gaminti nemaišo lietutis. Uždarom. Grįžtam dar kartą. Su mūsų atmintim negerai kažkas, tai pamiršom sviesto gabaliuką įdėti. Ir dabar jau tikrai lauksim gerą valandą. Lauke įsilijo lietus stipriai. Griebime puodą, keliaujame namo. Paragausim. Lauke lietus stipriai lyja. Užtai namie tikra Kaukazo virtuvė. Čenakai pagaminti šitame puode, po jo paragausime. Oi, čia taip karšta. Ragauju. Visi labai valgyt nori. Papučiu biškį. Nėra kalbėti. Patiekalas valgomas lūpomis. Viskas, šeima alkana. Nebetrukdysiu nei jūsų, nei šeimos. Net ir katinas pabėgo. Visiems skanaus. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruojam kanalą, spaudžiame laikus. Spaudžiame varpelį, kad gauti naujausius vaizdo įrašus. Iki. Laukit naujų vaizdo įrašų.